Sveiki gyvi, gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos. Labai diena. Tai sveikinamės su jumis šiandien iš dviračių parduotuvės Velonova. Šiaip už langų yra labai geras oras, mes vakare važiuosim social raidą, apie jį jūs jau būsite sužinoję. Aš tai būčiau minęs dieną dviratį, nes dabar šviečia saulė, o dabar mes turim filmuoti epizodą tam, kad atsakyti į visus jūsų pastoviai užduodamus klausimus. Ir šiandien mes pakalbėsime apie ne ką kitą, o apie gravel dviračius, todėl kad dažniausiai pasitaikantis klausimas komentaruose, Instagramo žinutėse, elektroniniuose laiškuose, skambučiuose, socialiniuose raiduose ir visur kitur yra koks klausimas? Kokį gravel dviratį man reikia įsigyti? Čia aš turiu, kaip visada, profesionaliai pasiruošęs visą scenarijų, visą tekstą. Pauliui nusinčiau jį vakare, jisai jį persiskaitė, bet klausimas labai globalus. Kokį gravel dviratį pasirinkti? O gravel dviratis tai nėra tik tai kažkoks tai vienas devaisas. Balnelis, vairas, pavarų perjungimo sistema, stabdžiai, padangos. Grožis. Stiliaus komisaras apie grožį būtinai priminė. Padangų spalva, šonų, ta prasme, ruda ar juoda? Visiškai, visada juoda. Ir nepamirškit, kad svarbiausiagi jūsų užpakalis ant jo sėdės, todėl labai svarbu, kad dviratis džiugintų visais parametrais. Taigi, atsakydami į jūsų klausimus, pristatome jums šį naują epizodą. Tam, kad būtų viskas paprasčiau, mes nusprendėme padalinti dviračius į 3 tokias kategorijas ir apie kiekvieną iš jų papasakoti atskirai. Taip, bet pirmą, kad būtų dar paprasčiau, mes atėjom į dviračių miško parduotuvę, kad iš karto viską turėtumėm po ranka. Velonova. Tai žiūrėkit, visų pirma pradėsime nuo pačio pirmo paprasčiausio gravel dviračio, kuris yra tinkamas visiems pradedantiems. Neprisirišim prie konkretaus modelio, parodysime čia esančius dviračius, nuvažiuosim į kitas parduotuvės, ten irgi greitai pasifilmuosim, parodysim, uždėsim va čia ant ekrano, kokie dar gali būti variantai. Google pavyzdėlių pririnksim, įdėsim. Taip, antras dviratis bus jau tiem žmonėm, kurie perka ne pirmą savo dviratį, nori upgrade'intis, šiek tiek geriau žino, ko jiems reikia, jau yra pasivažinėję ar gravel dviračio, o galbūt pereina nuo MTB. O gal nuo plento pereina ant gravelio, irgi nežinosi. Taip, ir trečias dviračių variantas, trečias pasirinkimas bus tokiems wannabe raceriams, štai kaip Pauliams, race pobūdžio dviratis. Nereiškia, kad pirmas ar antras variantas yra netinkamas reisinimui, antras variantas yra visiškai race dviratis. Taip. Taigi, 3 variantai. Pradedantiesiems, adventure ir race. O kaip dar angliškai yra tas Sunday beaters ar weekend crushers? Weekend warriorams. Weekend warrior. Tai savaitgalio kariams, klaviatūros riteriams ir interneto karaliams. Let's go, baby. Pauliau, tu galvoji apie gravel dviratį? Rinkoje tiek daug modelių, kad atrodo visi tinka viskam. Pasirinkimas milžiniškas. Nuo ko pradėti? Specialized, Trek, Factor, BMC, 300, Cervelo, Scott, Colnago, Cube, Orbea, Pinarello, Villiers, Lauf, Canyon, Decathlon, Van Rysel ir visi kiti. Kiekvienas sako, turintis geriausią. Bet kuris tinka būtent tau? Visų pirma, dar reikia pasakyti tokį vieną labai svarbų dalyką. Taigi, trumpai, žinai, kas yra tas gravel dviratis? Nes gravel išvertus į lietuvių kalbą yra žvyras, tai yra žvyro dviratis, grunto dviratis. Kuo jisai skiriasi nuo MTB? Jisai turi, reiškias, lenktą vairą, jisai turi siauresnės padangas negu MTB, bet platesnės negu plento dviračiai, jisai turi protektorių, jisai turi pavarų sistemą, kuri irgi yra pritaikyta važiavimui tiek į statesnės įkalnes, tiek ir didesnių greičių. Tai pradėkim nuo dviračio pradedantiems. Ko jisai yra išskirtinis? Pirma, tai jis yra mažos kainos dviratis. Ir dažniausiai svarbu. Labai svarbu. Taip, nepradėkite nuo visokios works ir panašiai. Pirma, pajauskite dviratį, susigyvenkite, supraskite jį. Ir geriausia yra pradėti nuo aliuminio dviračio. Visiškai su tavim sutinku. Ar tu esi pradėjęs nuo aliuminio dviračio? Jeigu galima sakyti. Gerai, aš pradėjau nuo karboninio dviračio tik dėl to, kad vaikystėje labai daug aliuminio atvažinėjau. Tai jau turėjau šiek tiek supratimo, kas tai. Specialized Diverge yra toksai klasikinis pirmojo gravel dviračio pasirinkimo pavyzdys. Telpa platus ratai, turi daug varžtų tvirtinti visokiem tašeliam ir panašiai. Turi, reiškia, entry lygio, tokio pradinio lygio pavarų ir stabdžių sistemą. Šitas Diverge modelis yra antiek paprastas, kad jisai turi
Mechaninius stabdžius, tai nėra hidraulika, nėra jokių skysčių, ten eina troseliai, spaudi stabdžių rankenėlę, troselis tempia, užspaudžia kaladėlės ir dviratis stabdo. Šitas entry lygio Specialized Diverge modelis turi ir aliumininius ratlankius. Nepamirškite, nors renkatės entry levelio dviratį, visą laiką pasižiūrėkite, kad spalva jums būtų patraukli. Pavyzdžiui, čia yra labai faina spalva. Aliumininis balnakotis su paprastu balneliu, nieko ypatingo, yra visi laidai priekyje išlindę, tai nėra kažkur tai suslėpti rėmą, nėra labai aerodinamiška, pagal tai irgi galima atskirti dviratį pradedantiems. Vairas irgi apvalaus profilio, nėra aerodinamiškas. Taigi, šitas dviratis yra tvirtas, universalus ir svarbiausia, tai yra prieinamas. Tai yra puikia pradžia jūsų gravel karjerai. Kelioniai. Dar vienas pradedančio dviračio pasirinkimas yra, pavyzdžiui, štai toks Lenkų gamintojo Cross dviratis. Ant šio dviračio irgi yra sumontuota mechaninė pavarų perjungimo sistema. Ir visi kiti elementai irgi labai panašus į prieš tai rodytą modelį. Kylame vienu lygiu aukščiau. Iš tikrųjų tai padarėm, nes laiptais užlipom į antrą aukštą, čia yra BMC dviračio ekspozicija ir radom štai tokį modelį. Kas tai per dviratis? Tai yra BMC Ursas, naujasis. Kaip manote, jie panaikino polimerinį amortizatorių gale. Labai sunku žodį, šiandien išmokau. Polimerinis amortizatorius. Atrodo šauniai, naujas išdažymas, tik turi kažkokią tai tokio nutaškymo priekį, likti visą laiką lėktum per gravelį. Atrodo šauniai. Tai turime Shimano GRX pavarų sistema, One By, priekyje viena žvaigždė, gale kasetė su 12 bėgių. Turime jau iš karto aukštesnio lygio stabdžius, tai yra hidrauliniai stabdžiai. Turime dar vieną dalyką įdomų šitame dviratį ir šiais laikais vis daugiau gamintojų tą dalyką daro, tai yra toksai Bardačiokas. Tai yra toksai daiktams susidėti skirta daiktadėžė. Tai pagrindinis skirtumas nuo prieš tai rodytų, tai yra šis dviratis jau yra pagamintas iš karbono. Kadangi antra kategorija dviračių, mes ją taip esam apibendrinę ir pavadinę Adventure dviračiais, nuotykiams, kelionėms skirtais dviračiais. Tai matome ir ant šito BMC Urso yra ant šakės, nežinau, netgi 3-4 vietos tašių tvirtinimui. Ant rėmo viršuje yra tvirtinimai, apačioje irgi papildomos vietos, papildomai gertuviai arba tokiam įrankių krepšeliui pritvirtinti. Yra teisingai išspręstas temas, kad yra paslėpti laidai, jie nebeišlindę. Tai vėlgi dviratis jau yra labiau aero. Toliau, kitas dalykas, kuris irgi yra labai svarbus, kalbant apie ilgesnės keliones, tai yra padangų, kurias įmanoma uždėti pilotės. Tai čia jau matom sumontuotos yra 45 mm padangos, priekiniai šakiai tikrai yra dar vietos, būtų galima ir 50 ir turbūt platesnė dėti. Gale irgi tas vadinamas clearance'as irgi pakankamai didelis tiek čia po bolneliu, tiek ir tenais, kur vadinasi chainstayus grandinės. Antro lygio dviračiuose jau vis daugiau komponentų galima rasti pagamintų iš karbono, tiek balnakotis, tiek ratlankiai jau yra pagaminti iš karbono. Galbūt jie nėra labai aukšto profilio, bet skirti plačių padangų montavimui. Tai antro lygio graveliuose jau fokusas eina į lengvumą ir be abejo aerodinamiką, dėl to paslėpti laidai ir naudojami brangesni komponentai. Jo, kūdosai BMC už dizaino atsinaujinimą. Gražiai pradėjo žaisti logotipų savo dviračių pavadinimais ir tikrai atrodo patraukliai ir norisi jį temptis į mišką. Taip, tai net iš tikrųjų taip iš šono žiūrint į šitą dviratį, matosi, kad pakankamai tokia yra ilga ratų bazė, didelis taip vadinamas clearance'as, tai jeigu važiuojate kažkur, kur yra gruntas su dideliais akmenim, provežom ar kažkur, tai tikrai tokio aukšto pravažumo dviratis, patogios sėdėsenos. Talpinantis plataus profilio padangas. Tuo pačiu dar parodome ir kokie gali būti alternatyvus kelionių dviračiai kitų gamintojų. Tu užstoji visą dviratį, stokis ten nužiūrė kur nors. Kaip tikras medžiotojas nušovęs dviratį. Ką tu nušovėjai? Aš nušoviau 3T iš Italijos. Man atrodo, 3T nušovė tave. Keliamės dar vienu lygiu aukščiau ir va čia, tai aš suprantu, yra tikras gravel dviratis.
kokios formos visos karbono. Kai tavo tikslas yra greitis varžybose, tada tu renkėsi tokį dviratį. Priešai save čia turime 3T Race Max Italija. Lygiai toks pat dviratis stovi pas Paulių už sofos miegamajame. Ankstesnis. Ką tai reiškia? Reiškia, kad mano Race Max Italija 25, o čia yra 26 metų. Čia yra pats naujausias Race Max Italija. Vienu žodžiu apibūdint galima taip, kad pas jį yra senas dviratis. Vienas labiausiai aerodinamiškų dviračių sukurtas važiavimui tiek žvyrų, tiek ir ant asfaltų, nes iš esmės galima keisti padangas, keisti ratlankius, jeigu nori, dėti siauresnės padangas ir pagal visus profilius matome, kad tikrai čia aptekėjimas oro yra super geras ir galima važiuoti tikrai žiauriai greitai. Šitas dviratis jau turi, pradėkime nuo priekio, aerodinaminį karboninį vairą, karboninį stemą. Viskas paslėpta. Pasmailintas yra priekis, kuris angliškai vadinasi kaip? Woodpecker's nose. Ne, beluga hump. Iš karto turim labai agresyvę sėdėseną. Užpakalis sėdi aukštai, rankos sėdi žemai. Visas tu sėdi ant jo labai pasilenkęs į priekį aerodinamiškai užgulęs vairą tam, kad galėtum generuoti kuo mažesnį oro pasipriešinimą. Visas tas aero matosi labai ir ant paties rėmo, kad turime čia truputį pratestą formą, taip pat va čia turime išlankstimus, kad viskas labai aptakiai, tai abeitusius buteliukus, tašytės, galinius ratus ir viską. Žodžiu, fokusas, aero ir pirmos vietos bei podiumai. Šiaip tai karbonas atsiranda tokiuose dviračiuose visur, pradedant nuo kompiuteriuko laikiklio, pedalai. Žvaigždė, čia irgi yra karboninė, viduje jinai aišku turi tenais turbūt arba titaninį, arba aliumininį kažkokį tai rėmelį. Forza grupė irgi dalis detalių yra iš karbono, dalis yra iš išlengvintų kažkokių lydinių metalų. Karboniniai ratlankiai, šitie jau yra aukštesnio profilio, šitie yra šiuolaikinio dizaino, todėl kad jie yra platus, skirti plačiom gravel padangom. Taip pat yra keramikiniai guoliai, kas irgi yra fokusas greičiui, lengvesniai trinčiai. Apie kurios guolius kalbėjai? Aišku, kad Ceramic Speedus. Čia guolių olimpas. Aš klausiu, čia apie Ceramic, mes apie kitus guolius nekalbam, bet apie dviratyje, kurioje vietoje? Ratų guoliai ir bottom bracketas. Čia dvi pagrindinės vietos, kurie tinka. O headseto guoliai? Vos nepamiršai pagrindinių šitų, nes jeigu važiuoji kaip geležinkelių tiesiai, tau nereikia nieko sukinėti, tada tau ir guolių nereikia, tada klijuoji, kaip mes klijavom pas tave tą 300, jeigu atsimeni. Sukramtama guma? Šiaip perkant jau tokio 3 lygio dviratį, pavyzdžiui, kaip darau aš, nenoriu nieko išduoti, nenoriu nei patvirtinti, nei paneigti, kad ir aš šį sezoną artimiausią ateinantį važinėsiu su panašiu dviračiu kaip Paulius. Perkant jau tokį rimtą race gravel dviratį, visada reikia pradėti galvoti apie tokius dalykus kaip individualus komplektavimas tam tikrų dalykų. Gali pasirinkti siauresnį vairą, gali pasirinkti vairą iš kito gamintojo, kuris yra dar labiau aero. Šitame dviratį vėl matom, viskas yra integruota. Gali pasirinkti ratus, ratlankius, aukštesnio profilio, žemesnio profilio, platesnius. Gali pasirinkti žvaigždės dydį. Žvaigždės gamina vėl daug įvairių gamintojų. Galima pasirinkti ir pagal grožį, ir pagal kainą, ir pagal greitį. Ką galima dar pasirinkti? Dar, aš labai noriu. Greidėmės galima sudėti milžiniškus pūlius, kurie žiauriai gerai atrodo. Čia vadinasi jie oversized pulley wheel. Yra Ceramic Speedo pas Paulių yra uždėti, atrodo, tai pagerina sukimasi, netaip laužia grandinę, reiškia mažiau prarandama vatų ir dėl to gali važiuoti greičiau. Viskas yra orientuota į greitį. Dar šitame dviratį irgi yra toks dalykas, kaip dėtuvė dalykams susidėti. Dar papildomas fokusas aerodinamika yra integruota galinė lemputė ir paslėpti varžtai priekinių ir uždengti stabdžių suportų varžtai. Apibendrinkim 3 lygio dviratį. Čia viskas orientuota yra į rezultatą, į greitį, į aerodinamiką, į lengvumą, greitumą ir jūsų piniginės ištuštinimą. Beje, mes turim nepatvirtintas informacijos, kad panašų modelį planuoja pirkti antras pagal populiarumą Lietuvoje YouTuberis dviračių temoje Vitalis iš 1000 km kanalo. Tai panašu, kad jisai irgi sieks rimtesnių rezultatų ateinančiam sezonui. Linkėjimai Vitalė. Vatai, podiumai, medaliai, taurės. Čia yra šitos kategorijos dviračių teritorija. Aš liečiu Pogačarą. Pogačaro Beje, čia yra dar vienas dviratis, su kuriuo buvo šiemet laimėtas
Pasaulio gravel čempionatas. Gaila, šiuo metu negalėjo atvykti tas vadėliotojas, kuris vadėliojo tą dviratį ir laimėjo, nes būtume ir jį pakalbinę. Bet visuomet galite rinkti štai ir tokį dviratį. O šiaip tai, jeigu turit klausimų, rašykit komentaruose, siūskit mums žinutės, mes pasistengsime atsakyti į klausimus, pasistengsime pakomentuoti atgal ir padėsime palengvinti jum pasirinkimą ir gyvenimą. Ir neuždarykite sezono, minkite visą laiką, nepamirškite, kad mes darome raidus, stebėkite mūsų socialinius tinklus ir važiuokime kartu. Let's go, baby. Ir iki susitikimo ant gravelo. Rytoj alus nemokamai. Rytoj alus nemokamai. Uždėsim, gerai.